tiksliau liniją, nes ta geriau, nes tengi atlėkė mašinos. Tai tau kai šitas, kam tau čia tuščiai. Truputį tiksliau, nes jie nieko ten, kad ten tas Eurojuostytė, biški ratas palei liniją ar ant linijos buvo, tai žinai, jau jie tilptum. Tilptum tarp linijų. Ir dabar važiuosim tiesiai iki Pilies žiedo. Ir Pilies žiede pirmas išvažiavimas į dešinę per tiltą. Nu ir kelias, jeigu laisvas, tai gali ketvirtą, nes jeigu ištisai važiuosim su trečia, jie ten tą mažą klaidelę ekonomijos užrašys. Pirmas išvažiavimas, važiuosim per tiltą. Lėčiau, tu paskiau nespėsi, lėčiau viską pasiruošk, nes kai greitai atlėksi, tai turim viską susižiūrėti čia. Aš tai pirmą naudočiau, nes blokavę vis tiek nevažiuoja, žinai, čia juostai jau tuščia, žinai, ir vis tiek stovi. Tai va, tai ten biškį anksčiau su antra, tai tada tu įsižiūri, kaip ten, kiek tų mašinų biškį žvilgteli per tas tarpus gal matosi, bet vis tiek fūra užstoja, tai tada dar lėčiau su pirma, žinai. Ir tada tu sėlini ir jau viską pamatai. Į dešinę mes čia kaip paprastai važiuojame. Iškai toliau, na jo, ir tu be reikalo lėki labai. Ir viena juostelė kairiau mes važiuosim Vos gatve. Dabar tiesiai važiuosime sankryžoj. Ką tu darysi tiesiai važiuosi. Paskau čia jau linija prasideda. Nu, ten matei, betonas pravažiavo, ten dažnai miškyje kartais nepastebi, kartais sąmoningai biškį bando pravažiuoti. Nu ir dabar pasuksim į kairę, o ten, kur sunkvežimiukas ką tik įvažiavo, už 50 metrų, ten kur draudžiama sunkvežimiam, tai mes į kairę. Aš tai su pirma daryčiau, nes čia žiauriai sikura vieta. O, ir čia jinai dvipusė yra, tai mes jo lenkiam, kada nieko nėra. Nu, kad ne, tai jo, neverta sugrįžti, nes jeigu būtų sankryža verta, o taip tai tu matytum, tave mato, jeigu pamatytum, tada būtų. O čia tiesiai. Lėčiau, jo, lėčiau, nes lėtai sėlink, lėtai. Tai pirma, jo, bet tai lėtai sėlink, va taip, nes jeigu greičiau ir bumk ir tau, žinai, bus, turi lėčiau, ten 1 kilometro greičiu privažiavai, prilėtinai, nes ten yra kokia lygia reikšmė. Tiesiai važiuosim. Čia labai nesimato, bėgs pėstysis koks, tai žinai, va, ir ten labai lekia tie, tai va per tvorą, tai va irgi lėtai, nu čia akivaizdu, kad reikės duoti kelią. Čia nėra, yra. O, bet reikia vis tiek ir vaikų pažiūrėti, žinai, su dviračiais pėlė kurią pusę atlekia arba paklydęs būna koksai.
čia va būtent ne tai, kad staigiai lėkt, bet biški nuo gaziuko tada turės jėgos, tikrai neužgėsi, žinai. O sankaba tai švelniai, žinai, nes kad garantija būtų, kad mes neužgėstume vidury, žinai, jau kai bus geras tarpas. Dar nemanau, kad geras, nes BMW čia, žinai, jie be stabdžių kartais, galvoj stabdžių nėra kartais. O, biški užsigazuosi, ne? Ir visą laiką dar, žinai, aš irgi pažiūriu priekį, kad ten kokio neatsirastų pėsčio, žinai. Tiesiai važiuosim. Dar kartą biški, nes tai labai riboto, ne? Per tos mašinas, per tos krūmus. Tiesiai važiuosime. Čia per šitą samžėlį ir per kitą. O čia tai jie turi trigaliuką. Žiūrėjau, ir ten jo nėra. Nes mes paskutiniai, nes man ir pagrindinis, ir iš dešinės tas šalutinis. Į dešinę, pagrindinių čia pasirinkti. Bet čia geriau su pirma, nes jeigu su antra, tai išlieks arba per šinę, arba per borto, nes čia kličkiai kartais kerta kampą. Galėsim apsisukti už to kiemo įvažiavimo. Jo, nes čia labai dažnai eismas didelis, tai va čia jie tegul padirba. Čia mes apsisuksim siauram ribotam plote. Tada biškai išjunk, nes jisai, jeigu tu rodai, tai jis neturėtų lenkt, tai paskiau gali susiabejotis. O, jis ten važiuoja. Gerai. Tęsim. Būtinai motociklistai atlieks su elektriniu. Dabar vėl į kairę, va šitą gatvelę, kur atgulį važiavom, tai kairę. Ir gale gatvės į dešinę.
mašinų, jau čia tokioms privarinėja. Iškatleis, nes čia pro tą stulpą, kad... Nes ženklas po lapais. Tiesiai? Jo. Va jam žmona palauk, nu tai Lexusas, tai... Lexusas ir Toyota turi pirmenybę Lexusas. Ne, dėl pagrindinės, supratai. Biški per daug išlindai. Tu, jo, tai jis prasuks, bet tu jau biški per daug išlindai. Ten jau tau matomumo. Aš jau norėjau Ne, tai pirmą jau dabar važiuosim. Gaziukas stipriau. Tai čia biški toks va man neaiškumas. Vyras laukia, kol jam žmona pasakys, kur važiuoti. Jisai sustojo tik dėl to. Nes jisai ne pagal taisyklės, bet pagal žmoną klauso. Tai va, tai tu jo praleidi, nes jo vis tiek pirmenybė, bet kur važiuotų jisai. Tai mums neaišku buvo. Ten nusuko ir paskiau tas Lexusas netoli. Tai jau tam duodi ir jau kai nėra, tada jau pravažiuoja. O tie tai šalutiniai tau iš kairės turi duoti kelią. Tai čia matomumą jau pakankamai turėjai. Jau nebuvo tikslo giliau kišti ir paskiau jam jau sunku prasukti. Tai ten turim laukti ties sankirtą, neįlindę ir praleist pagrindinio ir jau ryžtingai išvažiuoti. O čia rodom, vis tiek rodom, nes čia kiemai, bet parodom gal, nes labai patinka egzaminuotojams. Nu va, ir tada mes čia į dešinę, šities į aikštelę, čia nieko ne. Visų pirma, gal nes čia žiauriai susiaurina čia tos kelius, o tai tokį labai tiksliai turim į dešinę. Čia iki sankirtos gali privažiuoti, o ten labai svarbu, va čia yra ta sankirta, tai žinai, va, tas įsivaizduojama linija va, bordelio pratesi važiuojama su dalies kraštą, iki jos privažiuoti gali, o jeigu blogas labai matomas, tenka biškai iškišnosyti, tiesiai antras išvažiavimas. Čia bus kairiau važiuosim ir čia dar ženklą pastatys pagrindinis į kairę, nes jie matai trikampiukas yra. Tai reikia rodyti, nes jiems tada aiškumas ir tokiuose, kur remontai, tai irgi žiūrėti, ar jie mato, ne, du net trikampiukai pastatyti. Ir privažiavę pagrindinį, suksim į dešinę. Paskui per veidrodėlį dar labai nėra, taigi gazo, jau kai nėra, tai nėra. Va, tik tai labai įsižiūrėk, ten sunkiai matosi, bet tikrai tarpas buvo didelis, sutinki. Jo, tai va jiem ir būna keista, kad jeigu ten nesimato ir ką per greitai lekia, o kur jau privažiavai, nieko nėra ir laukia, tai žinai, turim mes adekvačiai aplinkai važiuoti. Ir dabar čia pasuksim dar už, jo, pasakysiu, ten bus už kokių 300 metrų į dešinę, prieš tą baltas toks namas 3 aukštų bus. Ir čia, va, matai, ten bus jau už stotelės 50 metrų į dešinę, tai net ir sustotų vis tiek turbūt neverta lenkti jo, nes jie kai pradeda lėkti ir nespėsi sugrįžti. Jau va, rodom dešinį, o čia va, prieš tą namą suksime į dešinę. Nu va, tiesiai iki galo čia ta
iš akių mačiau, kad neketinai pasižiūrėti. Aš tik nemačiau tą takelį. Net nemačiau. Tai va, jo, Girulių gatvė, va, čia regitros finansinio pastiprinimo vietelė. Tai reikia... Jo, nu tai žinai, žiūrėk, tokiuose gatvelėse jau kai įvaro, tai jau tu žiūrėk, ar kiemas ar gatvė, žinai. Va čia mes tiesiai, čia irgi kažkokia gatvė, bet va, matai jam trikampiukas, tai jau čia jau važiuojam, viskas okei. Turim kiekvieną, tu įsivaizduok, tau tėtis gi nupirks naują mašiną, tai tu jeigu sudaužysi, tai neturėsi, tai turi važiuoti kaip su nauja mašina. Tai kiekvienoj sankryžėliai, jeigu ten matosi, viskas tvarkoja, važiuoja, kur jau tokiuose mažose, tai ir tikrina. Į dešinę važiuosim. Tik va, jo, nu tai jie čia va, bet tu labai gražiai kontroliavai, bet benzinui biškį reiktų švelniau prilaikyti sankabą, nes čia dizelis tą sukimų, kaip kalbėjom, ar ne? Tai jisai negeso, bet girdėjai, kad jo ant biškį sunkoka buvo, bet jisai turi pakankamai sukimo momentą. Benzino biškį mažiau sukimo momentą, tai dar, žinai, tu tą sankabą biškį mažiau reikėtų prilaikyti, kad jinai netūstų. Ir biškį galima čiučiut anksčiau pasiruošti tą pirmą pavarą, tada tu ten sėlinsiesi. O čia vakar užkišo ir šiandien biškį per daug išlindo. Čia jie labai drąsiai iš tos gatvės važinėja. Mergaitė atsargesnė. Ir mes dabar į kairę, status kalnas bus, bet mes didesnį lanką, ne taip kaip jis nukirto kampą. O, tai. Tada jie, žinai, turi teisę privažiuoti iki pat sankirtos, čia tiesiai kišnosi. Tai va, jeigu nuo kalno važiuoji, tai ten lėtai kišinosi paskutinius metrus, nes jie kerta kampą ir tada jie tave pamato ir jie tada gražiai apvažiuoja. Ir apvažiuokim visą žiedą ir grįšim atgal, ketvirtas išvažiavimas. Tai čia tau tik tai į dešinę gali dabar jau, tik į dešinę. Ir tą dar turėtum pasižiūrėti, o ten pat dar kartą pravažiuosim. Yra ženkliukas, jis užposuka ir tau tas ženkliukas. Pirma juosta tik į dešinę, antra tiesiai ir visur kitur. Tai va, už autobusų mes vėl į dešinę. Kita regitros finansinio pastiprinimo vieta. Ir į dešinę. Lėčiau, kad mes grįžtume normaliai, nes jis tai taip įstrižai. Vat mes turim, va taip, va jiem žiūrėkšti, čia turbūt su pirma, nes dičkiai gali važiuoti, kad įsitilptum. Va, tai. Va. Dabar į dešinę. Tai važiuojam iki
to punkteriuko į dešinę ir aplink žiedą ir grįšim čia atgal. Anksčiau tai net nebūdavo ženklo, tik ženklinimas, tai dar sunkiau buvo, žinai, pamatyti. Dabar tas ženklinimas biškai apsitrynęs, bet ženklą uždėjo. Ir va, pažiūrėk, matai ženklas? Jo. Tai va, jo, va teisingai. Na, puikiai, nieko nėra. Čia dabar jau ruošiamės išvažiuoti. Kurios juostos reikia. Čia reiks išvažiuoti. Čia. Jo, pasižiūrėk. Ne? O, jau dar. O. Tai čia papildoma matė juostelė, vis tiek reikia persidėti. Dabar bus į kairę. Tai jau dabar nevažiuok tarp, nes jie kerta kampą ypatingai autobusai. Va. Po narkozės jie lėtai važiuoja. Va. Taip, žinai, nes tas bembas dar tolokai buvo, bet irgi, žinai, aišku, kad kitą kartą pagreitina labai stipriai. Tai. O, dėdas. O ten, jeigu va, taip, kaip tu įvažiavai, dabar gerai buvo, antra juostelė ir paskiau į pirmą nuvažiuoja, tik pažiūrėk, kitiem irgi nepamato to ženklo ir jie važiuoja tiesiai irgi. Tai tu žvilgtelk, kai važiavai antrą, paskiau tu į pirmą biškį žvilgtelk, kad nelekia kitas žaidėjas. Į kairę važiuosime, o čia jau irgi tokia trajektorija labai svarbi. O, rast, kad ten punkteriukas prie kairio sparno bus, va čia biškį pasisuk. Va taip, va. Ir dabar tik tai matai ir tada važiuoji. Nes tu ten ne... Žiūrėjom, nes jeigu lauksi, tai... Va, nes jeigu tu ten atsistosi, tu paskiau autobusui trukdai, žinai. Ten punkteriukas, bet asfaltavo naujai į dešinę dabar. Ir už nebėra, bet gabaliukas yra, ten viduriuką maždaug įsivaizduot, neišvažiuot. Tenka tai biškį to vingio pasisuk truputėlį. Nu, va, kaip ir čia, va, pasisukė, tada tik pamatai, tai ten irgi į kairę biškį persikėjo prie kairės, prie vidurio, bet pasisukė dar dešiniau, tada tik tai pamatai tą pilnai vaizdą. Nes jeigu taip tiesiai, tai jau gaunasi tu priešiniai ten išlindus. Prieš degalinę į kairę. Bus čia už 200 metrų. Prieš degalinę suksime į kairę. Ką nors padarysi ar nepadarysi? Teisingai. Gal reiktų su antra. Susisukai su trečia, bet gal geriau būtų su antra, ne? Nu va, ir dabar ten bus sankryžoj į kairę. Irgi pravažiuoju. Taip. O, nu, čia teisingai. Nes čia, kai nevažiavė, tai irgi ten pasimeta, žinai, tas plyta, kad nevažiuotų priešinę. Nu ir dabar ten parkuosimės lygiagretų parkavimą, va kažkuria tai va, rask vietos ir pasiparkuokim lygiagrečiai. Taip, galiu. Biškį lėčiau priartėk, nes gali durėles atidaryti, tai turi paskutinius metrus lėtai.
ir biškai sustok, pagalvok, ar ne per arti, ar ne per toli nuo borto. Jeigu neaišku, dar biškai pavažiuok 10 cm ir pamatysi, tada įvertinsi. Nu, teisingai biškai, tik nedaug taip, kad... Nu. Ir nereikia į priekį, nuo metro iki 2, tai gerai, laisva, va. Tai davedėjai tada, o taip tai būtų, žinai, vėl, žinai, virš, žinai, klaida pro klaidos, arba dar anksčiau, tai virš 80, tai reiktų tada taisyti, žinai. Tai geriau, kad biški davest. Ten gal nereikėjo labai sukt, bet galėjai bent jau, žinai, tiesiai dar pavažiuoja biški. Jeigu labai daug užsukti, tai paskui jau remiasi, nu tai tada į priekį patraukė. Gerai. Nu ir dabar važiuosim Žiedė į kairę. Trečias išvažiavimas. Biški nuo gaziuko. Matai, dyzelis paima, o tu nuo gaziuko biški, nes benzinas va tokį gali ir užgesti. Važiuosim iki Žiedo ir ten visą Žiedą važiuosim. O čia tik tai šiaip klausimas, ar čia galima apsisukti? Negalima. Jo, vakar mačiau, kaip apsisuko ir regitra ne ten turbūt pataikė išvažiuoti ir tada sako, jie pasako, kur galite apsisukti, tai ten negalima, nes ten nėra ženklo, skiriamosioje juostos tarpas, bet nėra ženklo apsisukimo vietoje, tai negalima. Važiuosim visą Žiedą ir grįšim čia atgal, ketvirtas išvažiavimas. Jo, tai va tas jis biškai toks apgaulingas, žinai. Čia vėlų jiem per vėlų šitą atkarpą, o čia jiem skaito. Taip, pažiūrė, ten nieko nėra ir persteigiai, bet jiem, žinau, iš praktikos jie nerašo. Čia ką? Nu tai tu vairuoji. Bet švariai
ištisinę pervažiavai. Eit. Nu, tai visas tas klaidas padarai. Ekspertė būsi. Visas ir dabar jau pervažiavai. Tai tu anksčiau, kai tik tai baigėsi ištisinė ir tu tada persirikiu. Nes taip ir daro. Arba čia jau per vėlai išsirikiuoja, arba per tą ištisinę. Arba dar buvo mašinėlė, jeigu tu ten biški dėlsiai, dar ištisinė buvo toli, bet mašinėlė buvo arti. Tai vat būna va tie 3 variantai. Arba per vėlai, arba per ištisinę, arba mašina ten būna. Tai anksčiau truputėlį. Arba iš vis atsimink dešinį važiuot, arba užmiršai nieko tokio. Tada apvažiavai, kai baigėsi ištisinė, tada rodik dešinį. Ten toks tai sužvitrėlis be garso važiuoja.